Sveiki bičiuliai, šiandien vėl randamės Auto Androido parduotuvėje ir filmuosime video apie audio aparatūrą. Tai šiandien protestuosime 3 poras komponentų skirtingų, atliksime audio testą ir video pabaigoje eisime bandyti žemo dažnį. Toks laukia šiandien jūsų video. Kam patinka mano kūriamas turinys, nepamirškite paspausti like, parašyti komentarą, o dabar važiuojam! Turime padėjėją ir dabar aptarsime testuojamus audio komponentus. Tai šiandien testuosime 3, kaip minėjau, poras audio komponentų ir galėtum papasakoti dabar gal plačiau apie šiuos komponentus, kuriuos testuosime. Tai va, pirmosios testuosime Hertz komponentus, kurie yra vieni iš populiariausių, iš pigiausių tokių garsiakalbių. Antrieji komponentai DD audio, tie, kas mėgsta didelį garsą ir kas mėgsta kokybišką, natūralų garsą, yra Stig firmos italų, popieriniai garsiakalbiai, šilkiniai, daug aukštesnės jų klasės garsiakalbiai. Tad galim išbandyti ir pažiūrėti, koks skirtumas tarp jų. Tai testuosime su Auto Androido multimedijos įrenginiu, magnetolą, naudosime muziką be autorinių teisių, na tai pradedame testą. Kuri dabar audio sistema gros pirmiausiai, tai Hertz berods, ne? Taip. Tai dabar klausomės Hertz audio sistemos, tai galime pagarsinti. Dabar perimsime į kitą audio sistemą. Kas dabar groja? Dabar DD audio. Na, trečioji sistema. Na, pabaigsime audio testą ir aptarsim patį garsą dabar. Na, atlikome audio testą, esat papratę mano video matyti šiokius tokius audio testus. Tai čia toks buvo kitoksai. Ir dabar pasidalinsim savo įspūdžiais. Tai tikriausiai video patys pamatėte skirtumus, tai išgirdote, kitaip sakant, skirtumus. Tai kiek kainuoja, mano nuomonė, kolonėlės, taip ir groja. Realiai pigesnės kolonėlės, tai smarkiai juntamas tas didesnis, daugiau aukšto dažnio, gal mažiau kažkiek žemo. Kolonėlę mainant brangin, garsas vis gerėja ir kai pasileidom pasitestuoti Steg kolonėlės, tai tikrai garsas tapo rafinuotas. Ir tikrai matosi, kad kilmingas kolonėlės groja. Kaip tavo nuomonė, ar labai stipriai jaučiasi tas atotrūkis? Nu, kaip kam, pagal skonį. Vieniems reikia gal ir tos skaitmeninę daugiau garsą, kitiem natūralesnę garsą. Vieniems patinka, kai ausis cikina, kitiem, pavyzdžiui, reikia gyvastės. Tai va dėl to ir pastatytas kolonėlės. Čia kiek žmonių, tiek nuomonių. Vieniems gali patikti vienas vienaip, kitiem kitas kitaip. Čia kaip ir tortas. Vienam patiks vienoks, kitam kitoks. Na, vieni mėgsta saldesnį, kiti mėgsta mažiau saldų. Tai iš tikrųjų visos sistemos, va dabar kur testavome, visi komponentai tikrai puikiai skamba. Priklauso nuo to tik tai, ką ieškote, aišku, dar derinant kitas dalis sistemos komponentus, jeigu ten stiprintuvus kažką keisti, tikrai kiekvienas stiprintuvas įneša savo skambesį ir gali tikrai garsas skirtis. Ir su šitą Auto Androido magnetolą, kur testavom, tikrai galit pasikoreguoti, pasidaryti tą garsą, kokį jūs norite. Tikrai buvo įdomu protestuoti. Dabar eisime prie automobilių žemo dažnių testo. Na, esame Audriaus automobilyje, apie kurį esame nesenai filmavę video. Tai dabar turi netgi pabandymui keletą žemo dažnių ir dabar juos testuosime. Tai kuris testas bus pirmiausiai atliekamas, gali pakomentuoti gal šiek tiek? Pirmiausia bus testas su DD audio žemadažnių 3 klasės 12 fizikinėje dėžėje. Pasižiūrėsim, kaip jis groja.
testas numeris 2, tai ką dabar klausysim? Dabar klausysime DLS firmos žemadažnį, taip pat fazikinėje dėžėje. Na tai pradedam testą, įdomu, ar pajusime tą skirtumą. Mūsų laukia testas numeris 3, tai čia bus bombikė, kaip sakant, vyšnio ant torto, tai papasakok apie testą dabar, ką klausysim. Dabar gros 2 žemadažniai KR firmos, kurie yra ir namuose skirti, ir mašinoje. Fazikinė didelė dėžė. Nu ir ką, ir važiuojam, bandome šiuos garsiakalbius. Na, atlikome audio testus, tai kas mane labiausiai nustebino, tuoj pasakysiu, o jūs būtinai parašykite komentaruose, kas jums labiausiai patiko. Tai mane labiausiai nustebino vyšnio ant torto, tai 3 audio testas, tikrai 2 žemadažniai kelia tikrai gerą ir garsą, ir slėgį, ir visas kitas emocijas. Na, ne veltui šie žemadažniai yra naudojami ir profesionaliuose audio sistemose ir automobiliuose, tai tikriausiai tai ir takoja, kad jie taip puikiai skamba, na ir labiausiai man patiko. Aišku, 1 ir 2 variantai, kurių klausime, irgi labai yra skirtingi, irgi turi savo pliusų. Tai vienas iš testuojamų žemadažnių tikrai pribloškė, kokia jo greita ataka. Tai manau, tikrai atvykę į Auto Androido parduotuvę, tikrai išsirinksite savo labiausiai patinkantį garsą ir tikrai rasite, susikomplektuosite savo audio sistemą. Tai kam patiko šis mano video, nepamirškite parašyti komentarą, paspausti like, na ir susitiksime kitose video. Iki. Pamiršau paminėti, bet Auto Androido parduotuvėje galėsite įsigyti ir įrašų. Tai bus pardavinėjami CD iš mano asmeninės kolekcijos. Tai kas norite įsigyti Panevėžyje audio įrašų, prašom užsukti į Auto Androido parduotuvę.